Mano pranešimo tema, kaip jau minėjo Tadas, apie bažnytinės metrikas ir Kretingos vienuolyno dokumentus, kurie yra saugomi mūsų muziejaus rinkiniuose. Iš pirmo žvilgsnio ta tema šiek tiek tolimoka, turbūt nuo pagrindinės konferencijos temos, tačiau kadangi kalba eina apie Gidžiūną kaip archyvarą, tai reiktų pakalbėti ir apie archyvus, kurie yra sukaupti mūsų muziejuje, bet to tokia, sakyčiau, yra ir šiokių tokių pamastymų, kad netiesiogiai prie jų kaupimo prisidėjo ir pats Viktoras Gidžiūnas, kai jisai rinko medžiagą savo monografiją apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, jisai kontaktavo su broliu Mykolu Tamošiūnu, Kretingoje gyvenusiu vienuoliu, o šis kontaktavo su buvusiais muziejaus darbuotojais, direktoriais, Ignu Jablonskiu, kuris pats irgi domėjosi Pabrėžos temą ir buvo rinkęs apie medžiagą, ir Juozu Mickevičiumi. Ir jie yra nusiuntę nemažai medžiagos per brolį Mykolą Viktorui Gidžiūnui, kuri buvo panaudota kaip iliustracijos minėtame jo darbe. Ir to bendradarbiavimo pasekoje naudos turėjo ir savotiškos ir Kretingos muziejus, nes brolis Mykolas Tamošiūnas prieš mirdamas 1973 metais muziejui perdavė keletą svarbių rankraščių susijusių su Bernardinų arba Pranciškonų observanto vienuolyno istorija, kuriuos jisai saugoja 1940 metais uždarius vienuolyną. Mūsų muziejus buvo įsteigtas 1935 metais ir viena iš jo veiklos krypčių buvo numatyta senų rankraščių įvairių laikotarpio įstaigų kanceliarijos knygų rinkimas, kaupimas ir saugojimas. Tačiau iki 1941 metų praktiškai nei vienas dokumentas į muziejaus rinkinius nepateko, o pirmieji dokumentai buvo gauti iš 1940-1941 metais nacionalizuoto grafų Tiškevičių Kretingos dvaro archyvo. Tai buvo ten paskiros to archyvo liekanos, tačiau jos labai vertingos ir iš jų šiandien mes gauname labai daug įdomios informacijos. Iš pradžių dokumentai muziejuje buvo saugomi muziejaus archyve. Tai yra, jie nebuvo laikomi eksponatais, tačiau pradėjus 1975 metais komplektuoti dokumentų rinkinį, jie palaipsniui buvo perkeliami į šį rinkinį. Ir šiuo metu dokumentų rinkinyje yra saugoma apskaitytų 7539 vienetai dokumentų, o iš šių dokumentų su krikščioniškųjų konfesijų istorija, su Bernardino vienuolyno istorija yra susiję 259 vienetai, kurie sudaro 3,4% visų rinkinyje esančių dokumentų. Ir didžiausia turbūt šios nagrinėjamos temos rinkinio kolekcija yra bažnytinės metrikos. Iš viso jų yra 131, iš kurių 118 priklausė katalikų, 9 evangelikų liuteronų ir 4 stačiatikių bažnyčioms. Pilnai išliko tik tai 29 katalikų metrikų knygos, tai yra 17 krikštų, 7 santuokos ir 5 mirties, o kitų visų 3 konfesinių bažnyčių knygų saugomi yra tik fragmentai. Vienų yra tik tai keli lapai, keliasdešimt, trečių ir 100 ir daugiau, tačiau nepilnas knygos komplektas. Ir tie dokumentai apima laikotarpį nuo 1630 iki 40 metų ir nors jų daugumą sudaro 19 amžiaus metrikų knygos. Dabar kaip tos knygos atsiduria muziejui? Sovietų valdžiai 40 metais įvedus civilinę metrikaciją, visos metrikų knygos iš apskrities bažnyčių buvo suvežtos į Kretingoje atidarytą
metrikų archyvą. Tas archyvas buvo Kęstučio gatvėje, tačiau karo metais ir pokariu jisai nebuvo saugomas, todėl kretingiškiai dokumentus ėmė naudoti įvairioms reikmėms, tai yra ne pagal jų paskirtį, ugnį pakurti, ten machorkai susukti ir panašiai. Ir tai matydamas tuometinis muziejus vedėjas Ignas Jablonskis archyvo liekanas surinko ir parnešė muziejų. O pačias vertingiausias knygas saugojo savo namuose ir vėliau perdavė muziejų jau mūsų laikais, reiškia, po atgimimo laikotarpio. Ir visos šios metrikų knygos 2021-2022 metais buvo nuskenuotas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje ir šiuo metu yra paskelbtos LIMIS, tai yra Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje, ir EAIS, tai yra elektroninėje archyvų informacinėje sistemoje. Iš šių bažnytinių metrikų seniausia yra Salantų katalikų bažnyčios 1630-79 metų ir 710-12 metų santuokos metrikų knyga. Tai yra į vieną knygą surišta, tačiau jinai, matyt, buvo perrišta ir sunumeruota 18 amžiuje, nes, pavyzdžiui, 1630-40 metų metrikos yra atsidūrusios knygos gale. Vertingiausia yra laikoma Salantų parapijos Kalnalio filijinės bažnyčios 1793-21 metų krikšto metrikų knyga. Jis vertinga tuom, kad joje yra autentiška būsimojo vyskupo Valančiaus krikšto metrika. Ji liudija, kad kūdikis buvo pakrikštytas dvigubų vardų, tai yra Motiejumi Kazimiero, o vėliau, apie 816-17 metus, išleidžiant vaiką į mokslus, metrika buvo ištaisyta, prirašant prie tėvų vardų bajorystę liūdinčią santrumpą GD, tai yra generosus dominus, kilmingasis ponas, o tėvo pavardę Volončius, pataisant į Volončevskį. Ir reikia pastebėti, kad profesorius Vytautas Merkys, rašydamas monografiją apie vyskupą Motiejų Valančių, jisai mini, kad Motiejus Valančius, dar būdamas kunigu, ėjo kryžiaus kelius, kad jam būtų pripažintas dvigubas vardas, tai yra Motiejaus Kazimiero vardas. Tačiau vyskupijos vadovybė nenorėjo pripažinti, kadangi tam metrikos nuoraše, kuris buvo saugomas vyskupijai, buvo įrašytas tik vienas vardas Motiejus. Tad pačiam originale mes matom, kad būsimas vyskupas buvo ne Motiejus, o Motiejus Valančius. Atsiprašau, Motiejus Kazimieras Valančius. Dabar Kretingos Bernardino arba Pranciškonų observantų vienuolijos istorija liudija dokumentų rinkinyje saugomas 51 eksponatas, pasakojantis apie vienuolyno gyvenimą ir veiklą nuo XIX amžiaus pradžios iki XX amžiaus vidurio. Seniausius dokumentus, datuojamus XIX amžiumi ir 1905 metais parengtą bažnyčios rekonstrukcijos sąmatą, per inžinierių Igną Jablonskį muziejui perdavė mano minėtas brolis Mykolas Tomašiūnas, 36-44 metais buvęs Lietuvos pranciškonų provincijos sekretoriumi. Ir jisai išsaugojo tos dokumentus ir jie liko muziejui. Vienas iš tokių ankstyviausių dokumentų, tiesa, yra ne originalas, o kopija, nes kur yra originalas dabar mes nežinome, todėl visur yra naudojama publikacijoms mūsų muziejų saugoma kopija, tai yra 1804 metų Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno vizitacijos aktas. Kaip ir visi vizitacijos aktai, jis yra gan išsamus, aprašo bažnyčią, vienuolyną, celes, infirmariją, kapinės, tiek bažnytinės, tiek naujai atidarytas parapinės, visus, kas čia atsitiko, reiškia visus pastatus pagalbinis vienuolyno. Tam vizitacijos akte yra išvardytos visos knygos, sąrašas pateiktas visų knygų, kurios buvo saugomos bibliotekoje, jų tuo metu buvo 758. Ir taip pat ten gan detaliai aprašomi įvairūs liturginiai rūbai ir reikmenys.
pateikiamos žinios apie parapiją, vienuolyno pajamas, jame gyvenančius vienuolius. Bernardinams priklausė nemaža teritorija, apie 70 hektarų žemės, priklausė nemažai pastatų, todėl prižiūrint ūkį, tvarkant gerbuvį, namų buitį, reikėjo samdyti darbininkus ir tarnautojus. Vien broliukai šito nepajėgus buvo padaryti. Ir kokiu profesijų žmonės buvo samdomi, pasakojo XIX amžiaus antroje pusėje sudarytas tarnautojų sąrašas. Iš jo mes matome, kad bažnyčiai aptarnauti buvo samdomi 9 asmenys. Tai 2 vargonininkai, 2 pjovikai, nežinau, kas tai yra per vieną, rusiškai parašyta reznik, nepavyko man išsiaiškinti, kas tai tokio. 3 varpininkai ir 2 nenurodytos profesijos vyrai. Ir tuo metu vienuolyne tarnavo 24 asmenys, tai ūkvedys, 2 liokajai, sargas, virėjas, virėjo padėjėjas, batsiuvys, sodininkas, vežikas, piemuo, galvijams ganyti, arkliaganis, kiauliaganis, 3 darbininkai, šeimininkė, skalbėjai ir 7 darbininkės. Skaitant pavardės, tai matosi, kad visos šeimininkės, skalbėjos ir darbininkės buvo visos netekėjusios, visos alės. Žemaitiškai žinot, tai aitė alė buvo tariama, tai visos alės buvo. Taip pat turime dokumentų apie Bernardinų parapinę mokyklą, kurią vienuolynas išlaikė 1803-1836 metais ir kurie mokėsi kažkur iki 100 mokinių. Ir tuos mokinius mena išlikę Juozapas Stankevičiaus, Juozapo Silavičiaus, Domininko Piekevičiaus dailyraščio lapai rašyti lenkų ir lotynų kalbomis. Be to taip pat išliko 1835 metais surašytas minėtos Bernardinų parapinės mokyklos pamokų tvarkaraštis, kuris liudija, kad mokykloje buvo dėstoma religija, arba dar kitaip rašoma krikščionybės mokslas, aritmetika, geografija, geometrija, botanika, rusų kalba, lenkų kalba, lotynų kalba ir sodininkystė, kaip nebūtų keista. Kitas labai įdomus ir svarbus dokumentas yra Mykolo Tomašiūno 1973 metais perduotas aktas ar nuorašas, sakykime, teisminės bylos nuorašas, kuris susijęs su tuo įvykiu, kad 1806 metais Kretingos dvaro nupirkęs rusų kunigaikštis Platonas Zubovas atsisakė mokėti vienuolynui anuatą. Tai yra už patarnavimus Bernardinams priklausantį metinį mokestį nuo valsčiaus. Ir tą anuatą buvo numatę vienuolyno steigėjai Jonas Karolis ir Sofija Chodkevičiai 1619 m. kovo 13 dienos fundacinėje privilegijoje. Bernardinai nesutiko su tokiu Zubovo poelgiu ir 1809 metais dvarą padavė į Telšių žemės teismą, kuris pripažino, kad Chodkevičių privilegija neprarado galios ir 1815 m. rugsėjo 7 dieną įpareigojo dvaro savininką toliau vykdyti pirmtakų duotus įsipareigojimus, tai yra mokėti nustatytą duoklę. Ir būtent prieš priimant šitą sprendimą buvo rugsėjo 6 dieną parengtas ir surašytas ir Vilniaus aukščiausiam teismui išsiųstas tyriamosios medžiagos nuorašas. Ir vienas iš tų nuorašų buvo paliktas vienuolynui. Tačiau 815 metais tas bylinėjimas nepasibaigė, nes 17 metais byla vėl buvo atnaujinta. Platono Zubovo iniciatyva, kuris nesutiko vėl mokėti, reiškia, anuatos, ir su šita byla manome, kad yra susiję dar 3 dokumentai irgi patekę į muziejų, tai yra rusų kalba parengti Bernardino teisminės bylos su Zubovu dėl anuatos mokėjimo išrašas, Bernardinų vienuolyno 619 metų fundacijos nuorašas ir Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno
statybai skirto žemės sklypo privilegijos 619 metų nuorašas. Toliau kalbant apie palikimą, kuris susijęs su Bernardinas ir jų bažnyčia, reiktų paminėti dokumentus, kurie susijęs su bažnyčios rekonstrukcija, nes mūsų bažnyčia buvo šiek tiek mažesnė iki 1908 metų, jinai buvo vienos navos, neturėjo transepto ir būtent daugėjant atlaidų ir parapijiečių senoji vienanavė bažnyčia negalėjo visus sutalpinti, todėl 1870 metais kunigai Bernardinai pradėjo rinkti lėšas jai atnaujinti. Ir jūs matote voką, kuriame buvo įdėta 1000 rublių rusiškų ir tas vokas išsiųstas iš Kauno gubernijos, tik tai dėja nenustatėm, kas jį siuntė, o jisai buvo adresuotas tuometiniam Kretingos klebonui Jonui Dargevičiui, broliui Mikalojui. Ir šis vokas išsiųstas 1875 metų spalio 11, o perlaida gauta Palangoje spalio 16 dieną. Ir jisai liudė, kad bažnyčios rekonstrukciją rėmė ne tik tai kretingiškiai parapijiečiai, bet ir geradariai iš Varšuvos gubernijos. Dabar, kalbant toliau apie bažnyčios rekonstrukciją, jau matome mano minėto brolio Mykolo Tamošiūno perduotą bažnyčios darbų sąmatą ir prie tos sąmatos prisekta 1905 metais sudaryta bažnyčios rekonstrukcijos komitetą. Ir šis sąrašas, tarp kitko, sąmata rusų kalba, savaime suprantama, kadangi tai buvo valdiškas dokumentas rašyta, o sąrašas jau rašytas lietuvių kalba, nors 905 dar metai. Ir matome, kad į komitetą buvo išrinkti grafas Aleksandras Tiškevičius, dvarininkai broliai Karolis ir Vincentas Parčiauskai, tai yra Jokubavas Stončiai, parapijiečiai Dominikas Mažonis, Jonas Barzdys, Kazimieras Drungilas, Kazimieras Jokubauskas ir Juozapas Martinauskas. Ir pagal sąmatą bažnyčios rekonstrukcija katalikų bendruomeniai turėjo kainuoti 10 750 rublių ir 80 kapeikų, o šios rekonstrukcijos darbus vienuoliai su parapijiečiais ir vadovaujami grafo Aleksandro Tiškevičio atliko 1908 metais. Grįžtant prie vienuolyno ūkinės veiklos, tai aš minėjau, kad buvo piemenų, vieni jų ganė reiškia kiaulės, kiti arklius, treti galvijus, tai matome, kad vienuolynas augino ir veislinės telyčias ir būtent apie tai pasakoja Žemės ūkio rūmų 2 laipsnio pagyrimo lakštas Pranciškonų vienuolynui už veislinių telyčių eksponavimą 1929 metų rugsėjo mėnesį surengtoje pirmoje Kretingos žemės ūkio parodoje. Viename iš pranešimų buvo minėtas pranciškonų rėmėjas, geradarys Lorenco JAV lietuvių parapijos klebonas Pranciškus Mykolas Jūras, kuris iš tikrųjų daug gero padarė pranciškonų, ypač Kretingos pranciškonų labai. Ir būtent jo iniciatyva 1935 metais JAV buvo nupirktas išeivijos lietuvių lėšomis ir į Kretingą nupirkta ir Kretingą prasiųsta moderni spaustuvė, kuri greta religinio turinio knygų pranciškonų rėmėjams skirtų žurnalų Pranciškonų pasaulis ir kalendorių spausdino įvairius dokumentų blankus. Ir čia matome Pranciškonų pasaulio numeruoti skirtą blanką, o dešinėje yra Pranciškonų spaustuvės kvitai, kurie buvo išrašomi priimant įvairias prekes. Istorija taip pat liudija, kad pranciškonai Kretingoje 1932 metais įkūrė klierikams skirtą vidurinę mokyklą Švento Antano kolegiją, kuri po metų gavo Pranciškonų ordino gimnazijos statusą.
Ir joje besimokančius klerikus išlaikė pranciškonų ordino rėmėjai, tai daugiausiai išeivijos lietuviai. Ir čia matome pranciškonų ordino gimnazijos Kretingoje Švento Antono kolegijos rektorius tėvo Augustino Dirvelės padėką ir sveikinimą Švento Antano kolegijos rėmėjams šventų kalėdų proga pasirašyta 1934 metais. Į pranciškonų gimnaziją įstoti siekia ne tik kretingiškiai, Kretingos apylinkių jaunuoliai, bet ir jaunuoliai iš įvairių Lietuvos vietovių. Vienas tarp jų buvo ir Kalikstas Martusis iš Miroslavo Valščiaus Nemunaičio kaimo, tai iš jūsų Dzūkijos irgi, ne, ir kurio prašymą rašyta 1933 metais dėl priėmimo į mokyklą saugojo mūsų muziejus. Taip pat gimnazistams Barkauskui ir Daujoto išrašyti kvitai liudija, kad gimnazijoje besimokantis pasauliečiai berniukai, reiškia ne klierikai, kas pusmetį už mokslą privalėjo mokėti nustatytą mokestį. Čia pagal dokumentą, reiškia, už pusę metų Vladas Daujotas mokėjo 100 litų, tai reiškia už metus 200 litų jam kainavo mokestis. O kai baigdavo mokyklą, prieš gaudami atestatą už jo blanką irgi taip pat turėjo susimokėti. Apie tai liudija Barkauskui Vladui išduotas kvitas. Čia matome kito pranciškonų gimnazijos gimnazisto, būsimo kunigo Jono Kuso 1932-1933 metų mokslo metų dieniną ir 34-35 metų algebros namų darbų sąsiuvinį. Oi, kažką taip padariau. Taip. Ne visiems jaunuoliams pasisekdavo patekti į Švento Antano kolegiją ar pranciškonų gimnaziją. Ir jos rektoriaus tėvo Augustino Dirvelės laiškas adresuotas Stasiui Pociui iš Balinėlių kaimo Telšių apskrityje liudija, kad dėl amžiaus, kaip rašo Dirvelė, gimnazijai priimti ir į mokslus leisti negaliu, nes esi per senas. Bet jeigu nori, gali įstoti į vienuolyną broliukų. Ir jisai prie to laiško prideda dokumentus ir mes matome, kokie dokumentai buvo reikalingi stojant į vienuolyną, reiškia, norint tapti broliukų. Tai reikėjo susipažinti su atmintinė ir užpildyti kandidatams į pranciškonų ordino brolius skirtą anketą. Kadangi jinai neužpildyta, tai matome, kad mano minėtas asmuo, pavardę pamiršau aš jo, kur jisai čia, Stasys Pocius, matyt, neišreiškė tokio noro ir neįstojo į broliukų į vienuolyją. Prie Švento Antano kolegijos ir šalia atidaryto Švento Antano rūmų, kuriuose veikia prieglauda pranciškonų rėmėjams statybų, savo lėšomis nemažai prisidėjo pranciškonų rėmėjai, daugiausiai išeivijos lietuviai. Ir tai patvirtina Kazimierai Kisminaitei 1931 metais išduotas provincijolo Augustino Dirvelės raštas, kuris liudija, kad Kisminaitė 32 metais pranciškonų ordinui paaukojo 1000 JAV dolerių, kurių dalis buvo panaudota Švento Antano kolegijos, o kita dalis Amerikos lietuvių prieglaudai, tai yra Švento Antano rūmams Kretingoje statyti. Ir provinciolas pripažįsta Kisminaitę minėto nekilnojamojo turto dalininkę, tačiau su sąlyga, kad savo nuosavybės teisės jį perleis pranciškonų ordinui. Už tai provincijos vadovas įsipareigoja Kisminaitę išlaikyti Amerikos lietuvių prieglaudoje, o po mirties deramai palaidoti ir melstis už jos sielą. Į muziejų čia jau prieš 7 metus pateko mūsų Jolantos Klatkutės iniciatyva aukcione įsigyti 7 sveikinimo laiškai
rašyti 1933-1942 metais Šventų Kalėdų proga Kaišiadorių vyskupui Juozapui Kuktai, kurios pasirašo provinciolas tėvas Pranciškus Bizauskas, Pranciškonų ordino gimnazijos direktoriai kunigas Stanislavas Pupaleigis ir tėvas Bonaventūras Zajančkauskas. Dar toks dokumentas liudijantis apie vienuolijos ir parapijos patirtus praradimus Antrojo pasaulinio karo pradžioje, kai per 41 metų birželio 26 dienos gaisrą stipriai ne tik tai sudegė miesto centras, bet smarkiai nukentėjo ir Pranciškonų bažnyčia. Todėl buvo renkamos lėšos jai atstatyti ir vienas iš dokumentų, tai yra būtent provinciolo Kazimiero Čepulio raštas rašytas Žlibinų parapijos klebonui, liudija, kad lėšos bažnyčios atkūrimui buvo renkamos ne tik Kretingoje, bet ir visoje Lietuvoje. Ir jas galima buvo siūsti į Kretingos vienuolyną, į Pranciškonų vienuolyną Kaune ir taip pat galima buvo siūsti kapucinams Šiauliuose, kurie buvo įsikūrę Vilniaus gatvėje. Na ir mūsų turbūt kolekcijos perliukai, jeigu galima būtų taip pasakyti, yra vertingiausi eksponatai. Jie abu yra susiję su tėvo Ambraziejaus Pabrėžos rankraštinių palikimų. Tai vienas iš jų nuo net menamų laikų muziejų saugomas, bet nežinome, kaip jis į muziejų pateko, yra unikalus rankraštis, tai Pabrėžos rašytas atmosferos stebėjimo užrašai lotynų kalba, kurie vadinasi dierostatika. Manoma, kad šis rankraštis buvo rašytas 1817-21 metais, kai tėvas Ambraziejus mokytojavo Kretingos Bernardinų parapinėje mokykloje. Na ir vertingiausias ir garbingiausias rinkinio eksponatas yra tėvo Ambraziejaus Pabrėžos pamokslo rinkinys, knyga turinti savy kozonius ant niekurių nedėlės dynų ir ant labai daug švenčių. Sudarytas 1798-22 metais žemaičių kalba su lenkiškomis pastabomis. Ir už šito rankraščio patekimą arba sugrįžimą į Kretingą esame pirmiausia dėkingi čia dalyvaujančiam kraštiečiui Romualdui Beniušiui, kurio dėka šį rinkinį muziejui perdavė, apdovanojo pranciškonas brolis Julius Sasnauskas. Tai būtų turbūt visa tai, ką mes turime, saugome muziejuje, kai matome, mūsų tas rinkinys nėra labai didelis, tai ne tūkstančiai rankraščių, ne tūkstančiai knygų, tačiau šie eksponatai, kaip pastebėti, yra labai vertingi, ypatingi ir svarbus tiek Kretingos krašto istorijai, tiek katalikų bažnyčios istorijai, tiek ir pranciškonų, arba, kaip jie seniau save vadino, Bernardinų vienuolyno istorijai pažinti. Tad ačiū uždėmesi. Dėkuoju kolegai Juliui Konarskui už tai, kad pristatė, ką mes turime ir šiame muziejuje, kas taip pat prisideda prie mūsų istorijos, prie bažnyčios istorijos ir praeities pažinimo. Ir matėme tiek daug veiklų, ką turėjo veikti vienuoliai čia, bet jų veiklos barai ir ribos tikrai neapsiribojo to, kas buvo veikiama celėse. Ir apie tai mums daugiau papasakos daktaras. Gal galima su klausimais į pabaigą pabėgti? Ne, gal dabar tai būtų. Važiuojame. Man atrodo, kad Jablonskis tas knygas vežėsi į Sibirą. Gali būti tas vertingiausias, tai būtent
aš sakyčiau, jisai buvo įsivežęs Salantų parapijos knygą, Kalnalio, kur tai yra vyskupo Valančiaus gimimas, ir jisai turėjo taip pat įsivežti Lenkimų, kur yra metrika Pabrėžos gimimo, ko gero ir Daukanto gimimo, ir turėjo, mano galva, vežtis Kretingos 17 amžiaus knygas. Šitų, kur tos tris paskutinės knygos, tai yra Lenkimai, Kretinga ir nesvarbu. Reiškia, nežinom, kadangi muziejų nepateko. Vat, koks jų likimas dėja nežinoma. Salandų, aš skaičiau, kad 100 litrų Neponas kažkur nupirko, kažkas jam pasiūlė. Nežinau, tikrai. Dar nepasakiau, kad visi tie eksponatai, ne tik tai metrikos, bet ir visi mano paminėti eksponatai yra suskaitmeninti, ir Jolanta labai daug pasidarbavo perfotografuojant Pabrėžos palikimą. Ir tiesa, ne visi jie yra įkelti dar į LIMI sistemą, nes norint įkelti vis dėlto reikia, pavyzdžiui, Pabrėžos tos visus pamokslus jos dar perskaityti, išsiaiškinti, išnagrinėti, tada jos galima bus įkelti, bet praktiškai 90% tų dokumentų, apie kurios jo kalba, galima rasti LIMI sistemoje, atsidarius ten, įėjus į mūsų muziejų arba tiesiog per LIMI sistemą. Ačiū. Prašau. Aš turiu klausimą. Vargis labai galima Chodkevičių, kuri Kretingą pastatė bažnyčią. Kas pastatė vienuolyną? Nesupratau. Kas vienuolyną pastatė? Mirnikui. Vienuolyną kas pastatė? Vienuolyną aš nežinau. Žiūrint, kaip žiūrėsim, fundatoriai buvo Jonas Karolis Chodkevičius ir Sofija Meleskaitė Chodkevičienė, mūrininkas buvo Kasparas Arkonis, o statė žmonės, ta prasme, fizinį darbą dirbo parapijiečiai, kiekvienas parapijietis buvo įpareigojamas atvykti su savo pavada, tai yra su savo vežimu, su savo arkliais, dirbti, reiškia, fizinius darbus, vežti akmenis, vežti kalkes, vežti plytas, čerpės ir taip toliau ir panašiai. Nebent yra kita kokia versija. Aš tai girdėjau, priskiriama Tiškevičiui. Tiškevičius, kuris Tiškevičių yra labai plati. Jeigu mes kalbam apie vienuolyno pastatymą, tai čia jisai su Kretinga nelabai Tiškevičius dar buvo susijęs. Reiškia, Tiškevičius pagrindė yra fundatorius Aleksandras Tiškevičius, kur aš minėjau apie bažnyčios rekonstrukciją. Aleksandras Tiškevičius buvo pagrindinis bažnyčios rekonstrukcijos fundatorius. Tai yra 1905-8 metai, statybos darbai 8 metai, reiškia, pagrindiniai. Nors interjero rengimas užtruko iki 12 metų. Jeigu jūs ten skaitot apie Kretingos bažnyčią, pavyzdžiui, senesnėse šaltinėse, kol neturėjom patikimo šaltinio, kad mūras buvo baigtas 8 metais, visur rašom 8-12 metai Kretingos bažnyčios rekonstrukcija, nes interjero pertvarkymas ilgiau užtruko, matyt, nebuvo tam lėšų tinkamo. Tiškevičius buvo tos rekonstrukcijos pagrindinis. Užtat ant bažnyčios frontonai yra 2 herbai. Vienas Chodkevičių herbas, tai yra tų, kurie statė bažnyčią, o antras herbas Tiškevičių, kurie ją perstatė, rekonstravo, padarė dabartinę tą bažnyčią. O apie Tiškevičių nuopelnus vienuolyno statybą tikrai aš duomenų neturiu.